Gerai, palama, reikia nusiraminti. Turim daug laiko, dar turim kokias 2 valandas. Cheer streams. Blogiausia atveju, jeigu nieks nepaeis, jeigu čia bus visiška chuinė, tai blogiausia atveju niekas šito dalyko nepamatys. Aš tiesiog nedėsiu niekur. Aš tiesiog niekur nedėsiu ir viskas. Buvo Amerikoje 3 mėnesius. Variu Ameriką. Blet, negali suka, nes... Ai, tu nahu, aš nelek... Aš ne Amerikoje. Aš šiaip buvau Amerikoje. Šiaip buvau Amerikoje pailsėti. Ir gyvenau pas tokį draugelį, kuris gyveno... Aš gyvenau Čikagoj ir gyvenau pas tokį draugelį, kuris gyveno Englewoode. Tai tas Englewoodas yra, žinokit, Čikagos pats chujaviausias rajonas. Jis ten gyveno, nes tenais pig nuoma belė kaip ir. Ir ten nieks nenori gyventi. Tai žodžiu, ką mes mė... Ten ir prie to rajono, ten toliau už jo pavažiavus, ten irgi aplinkui tarp gan pavojingų rajonų yra toksai ežers. Ir dabar aš jums pasakys taip. Mes su draugeliu sugalvojom varyti tą ežerą. Mes sugalvojom su ją varyti tą ežerą. Pasiėmėm ten mašiną, pasiėmėm viską, išvarėm tą ežerą maudytis. Atvarom maudytis tą ežerą, ten yra toksai pliažas, aplink vieną juodaodžį, vieną baltą žmogus. Mes du balti, mes abudu ten su mažiausiais bebeis iš visų žmonių. Įsivaizduokit, 20 kilų spinduliu, mes tam pliažį su mažiausiais bebeis, du balti, žasiukai. Tas draugelis mano už mane baltesnis atrodo. Ir žodžiu, mes įnėrėme vandenį, pasidėjom savo daiktus krante ir ten pilna juodaodžių, ten renkas, ten kas, ten blit kepa, plėž dešrainis, ten šoka dainuoja, ten už to pliažo, ten buvo toksai parkelis, tam parkelį, ten būgnais groja, nes buvo savaitgalis, jie ten belekai, ten jų pilna buvo, karoči, ten kas šoka, kas geri, kas žolė rūka, kas mėsainis kepa. Mes varom tą pliažą. Dabar žiūrėk, mes įnėrėme tą pliažą, aplinkui vien juodaodžiai, blit, aplinkui vien juodaodžiai. Man draugelis, aš nežinau, dėl ko čia svarbu tas yra, bet aš tiesiog pasakau jums, kad turėtumėt vaizdą galvoj. Man draugelis, įnėrsi vandenį, man sako, aš jie sako, nori bairį parodys. Sako, jo. Jis pasiema, nusimauna plavkis. Nusimauna plavkis vandenį. Taip pakelė plavkis, sako, žiūrė, triusiks nusimau. Jo, mes tokie debilai, mes tiesiog vandenį nusiminėjom triusiks ir čia prikols. Nu, man prikols, blėt, nusimauni vandenį, nuog bibi vandenį būn, prikols. Bet ne prikols, kai tu esi vienam pavojingiausią rajoną, blėt. Ir prie to rajono tu esi plėži, blėt. Jis nusimovė tas plavkis ir dabar aš jums neapis proto, aš nežinau kaip, bet jis pakėlė tas plavkis, jis paleido jas tipo į vandenį ant bairio. Nežinau, kaip būn paleidi plavkis, jos šiaip dažniausiai nenuskęst. Nuskenda plavkis. Nuskenda plavkis, aš jums prisiekiu, blėt, aš jums neapis proto prie mano akių, jo plavkis, jis va taip paleido plavkis, plavkis nuskenda, nebėra plavkina. Jis visas peršykis, įnėrė į vandenį, vandenį ieško to plavkių, išnerė gaudo orą, ten žinai, vis vėl panerė, vėl išnerė, ten ieško tų plavkių. Gal išnerė, sako, nerandu plavkių. Tada aš pradėjau nardyti, kol jis įgaudė orą, aš irgi neradu jo plavkių. Dabar jis visas permyžys, iš nuogo bybių vandenį ir aplinkų jį gal 200 juodaodžių. Pačiam pavengiausiam juodaodžių rajonį, jis nuogo bybių vandenį tam plėžį. Sako, man varyk į mašiną, paimk jo ketskelnis. Sako, gerai. Logiška, ne? Nuvarysiu jo mašiną, nuvarysiu mūsų mašiną, paimsiu jam ketskelnis. Aš išlipu iš vandens, varu iki mašinos, aš jau pripat beveik mašinos, kišu rankas į kišenę, pasimt raktelį, nei raktelė kišeniai. Supranti, kur aš lenkiu, ar ne? Nu, aš biškai suprantu. Aš tikiuosi, jis dar ieško tų plavkių. Tada aš pagalau taip. Arba mano raktai, arba aš esu antiek degradas ir aš su mašinos rakteliais šortuose variu maudytis ir aš prapisu savo raktelius vandenį, arba aš kažkur, kaip normalus žmogus, pasidėjau prie vandens tos raktelius. Nu, tipo į tam tas muskų princ. Aš grįžtu pliažą, tasai stovi, blėt, lūpam. Jis jau stovi vandenį, jo jau lūpas ištynė, jam jau šalt, nes ten iki tos mašinos gal 15 minučių. Kol aš svaikščiu, aš grįžtu be raktų, jisai stovi visus vandenį, purtas lūpas mėlas, esi matęs, kai žmogus ilgai vandenį prastovi, kaip atrodo. Bet kai jau sušalė žiauriai, nu žinai, jos lūpas pabrinkusi, susirėtusios mėlynos. Jisai stovi tam vandenį visus sušalis. Aš ateinu, sakau, pala, raktų neradu, tipo, sakau, čia paieškosiu palei krantą. Vaikštų palink krantą, nuvaru iki mūsų tos vietos, kur pasidėjom visus drabužius, tenais knisuos, nėra raktų. Tada lieka vienintelis variantas. Aš esu degradas ir aš su raktais kišeniai, aš su šortais išlipu ir aš nesitraukiu raktų ir nepasidėjau. Aš variu į vandenį maudytis
su mašinos raktais kišeniai. Tai Tada gerai, o aš- tai ką, jūs be rankšluosčio atėjot, negalėjot tam buchuriukui? Rankšluosčiai buvo, tai dabar klausyk. Aš nuvaru pas jį su rankšluosčiu, jam duodu rankšluostį, sakau, apsijuos kliški iš vandens, jisai apsiečia ten, žinai, tą bibį savo nuogą, jis išlinta iš vandens, visų šalis su rankšluosčiu šlapi sėdi. Sako, kas ir kur raktai? Sakau, kažkur čia matyt krantę, aš jam dar nesakiau, žinai, sakau, palauk, čia kažkur krantę. Pradėjau vaikščioti palei krantą ir tiesiog kapstyti žemį, sakau, žinai, gal vandenį, jeigu iškrito, gal, sakau, išskalaus vanduo, išskalaus į krantą vanduo, niuheniai skalavo, aš tu nepis proto, pusę valandos vaikščiau palei tą krantą, ieškau raktų. Tada mes su juo pradėjom galvoti, blėt, o gal negali būti, kad aš parpisu vandenį raktus, aš negali būti. Sakau, gal nupyzdino kažkas. Pradėjau tų juodaodžių, blėt, žiauriai keista atrodė. Aš ėjau prie tų visų išėlės juodaodžių ir aš jų tiesiog klausinėjau, sakau, hey man, sakau, excuse me, did you see someone going through our backpacks maybe like half an hour ago? Ir žinok, kaip jam jausti, blėt. Prie jo priein kažkoks balts nach ir dabar aš jo klausiu, sveiki, žiūrėk, gal nematė kažkas po mūsų kuprinis gal knaisės? Pagal mane čia negeriausia strategija, nes gal jie pasijautė, kad tu juos apkaltini. Bet vis buvo draugiškai, neapis proto, nieks nieko nesakė, nieks net nebuvo jokios užuominos, kad tipo, hey man, what the fuck, man? Ne, jis buvo normaliai. Pasklausiu jų, sakė, nieks nieko nematė. Ir tada aš prieinu prie vienų juodukų ir sakau, žiūrėkit, ar matėt, ar kažkas knaisios po mūsų daiktus, gal čia kažkas įtartini žmonės vaikštinė. Jie sako, tipo, čia buvo netoli kažkoksai kreghedas, kuris tiesiog sumaišo šiukšlių vaikščia čionais ir tipo rankio visokius išplautus daiktus palei krantą ar tipo palytas. Tipo, ne iš žmonių pyzdino, bet šiaip, žinai, rankio tiesiog nesąmonės nuo žemės išmestas visokias. Ir aš jau klausiu, sakau, kur tas kreghedas yra. Jie man sako, kad ten už to namą, dabar atsimenat, sakiau, kur ir pležas, ir ten už to pležą ir toks pastatas, tokia duša, žinai, kai išlipi iš pležą, ten padaryta, kur gali kojas nusiplauti, tenais persirengti, kabinos, toks kaip pastatas, ir už to pastato ir parkelis, ir tam parkelį vyksta judesys, aš tu blė prisiek, na, ten kur vis kep šašlykus, kep mesainis, ten šokai, rūka, žolė neaukia, na, kep dešrainis, vis tūsnas, gal 100 blė juododžių, nu gerai, gal ne 100, aš nežinau, kiek buvo, bet dahoje buvo, kam esmė, 100 juododžių. Ir aš vaikštu tenais ir ieško to kreketą. Ir ten šoka kažkas bobas, blė, ten aš prieinu, sako, sveikas, gal matė tokį, nes man sakė, tas senis ir su akiniais, ir su maišu šiukšliu. Sako, gal matė tokį senį keistą, sako, tipo, su akiniais ir su šiukšliu maišu. Sako, ne, apėjau ten visus žmonės, visų klausinėjau, nieks nematė senę su akiniais ir su maišu. Aš jau noriu varyti atgal, aš matau senis su akiniais ir su maišu. Tas senis, apie kurį man pasakoja. Aš einu pas tą senį. Aš prieinu prie to senio ir ten ne tas senis, ten jis nekrekėts, ten normalus žmogus, bet taip pat atrodo kaip tas, apie kurį man pasakoja, bet ten ne jisai tipo. Nu bent jau jis man sakė, kad ne jisai, nu bet greičiausiai ten buvo ne jisai. Tai žodžiu, esmė tame, kad aš prapisu raktus vandenį. Arba kažkas nupyso, arba tas senis nupyso, ir jis man pyso, atrodo, kad jis ne tas senis, kuris rankia daiktus nuo žemės, aš nežinau. Bet kam esmė, nėra raktų, nėra triusiuk. Man draugelis nuogo bibi, aš be mašinas, na. Dabar jau gal 9 vakar ar 10, aš nežinau, jau temst. Reikia kažką daryti. Aš ne debilas. Aš gudrus. Sakau, varom iki savo mašinas, išpisim langą su plyta nahui ir pasimsim tau kelnis, paimsim. Sakau, varom, įsilaušim patys į savo mašiną. Mes nuvarom į tą parkovkę. Ir aš pamatau, kad tipo ten irgi belikiek žmonių aplinkui ir aš nebės proto, aš biškis įgąstu, aš nebenoriu pyst langą, na. Aš sakau, geriau kviečia mentus. Bet mes neturim ragelį. Ir ten aplinkui, ten buvo tokia prie tos parkokės, buvo tokia kašės aikštutė, toje kašės aikštutė dar ten kažkokie juodukai mėta, žaidžia kašę, karočią. Aš nuvaru pas juos, nes vaikščiat su visais visų klausinė turėjau aš. Vakas man biškių užpyso, žinai, atrodo, aš vienas turėjau stengtis, nes tas man draugelis nuogų bibir su rankšluošiu ir jis tipo bijojo varyti, sako, blėt, aš neįsiu, kur rankšluošiu apsivyniojus, žinai, ir toks smulkus, žinai, blėt. Jis dabar pas tos ambalus, na, kur ką aš žaidžia prašyti, tai aš jį turėjau eiti prie visų žmonių klausinėti, pagalbos prašyti. Aš neinu pas tos juodaodžius. Sakau, sveiki, žiūrėkit, sakau, galit menus iškviesti. Sakau, sveiki, galit menus iškviesti. Jie paklausė, dėl ko. Sako, tipo, mes, sako, taip ir pasakiau, žinai, sako, prapisu raktus vandenį, sako, ir negali dabar, aš jam viską papasakau. Sako, man draugelis nuogų bibi, sako, aš pamečiau raktus vandenį. Jie ten biški žvengia kažką tarpusavį, pašnekė, žinai, paprikolina iš mūsų.
Sako, blėt, sako, mentai tokių dalykų, sako, nedarys tipos. Jis sako, jie jums netidarys mašinos. Nu, tipo, mes galvom, kad atvarys mentai ir mums atidarys mašiną. Jis sako, netidarys, sako, blėt, tavai paskambink, paklaus, žinai. Jis paskambino mentam, pakalbėjo su mentais, mentai rimtai, tipo, nedarys tokių dalykų. Sako, skambink tiem loksmitam. Žinom loksmito numerį, tų jėdukų prašom, kad skambintų loksmitui. Jie paskambina, žinai, kiek loksmitai sako, kad tipo, vien kad atvažiuotų ten gal $200. Nu, o dar atidarimas, nu ten belė kiek dahuja, nevarkė, nahu. Aš tokių pinigų neturiu, blėt. Tai sakom, nahu, tipo, ne, tipo, žinai, kažkaip be to. Iš kažkur atėjo Kycijo dūks ir sako, tipo, galim, sako, aš galiu įsilaužti jūsų mašiną ir jums gautas raktas, nahu. Ta neraktas, tipo, pasimsi triusiks, pasimsi telefonus, viską, žinai. Sakom, gerai. Bet jisai sako, kad įveikti tą mašiną reiks limdžymą. O sako, slimdžimo jis neturi, bet turi jo draugelis ir reikės $2, tipo, nes tas jo draugelis be babkių, tipo, nenorės duoti. Pagauni kambą, pagauni dabar, kas čia vyksta. Jo, jau, tą linkme jau kažką supranti dabar, kas čia vyksta, ne? Bedžia. Bedžia, karočią, kam esmė, mes sakom gerai, tipo, žinai. Nu, bedžia, kam yra esmė, mes tai babkių neturėjom. Tai sako, gerai, tipo, jeigu tu atidarysi mums tą mašiną, mes tau duosim, žinai, tas babkis. Nes dabar realiai jam nėra šanso, kad jis mums apipis, nu logiškai pagalvok. Mes neturim babkį, aš sakau, gerai, aš tu duos tos $2, tipo... Ne, šitą aš suprantu, ne šachmatais mes čia žaidžiam, kad... Klausyk. Jis kažkur nuvaro, išeina kažkur, sako, palaukit čia. Atein su kažkoks sen. Tas senis įstraukia slimdžymą. Dabar tas senis su slimdžymus, ten, žinai, mus paklausė, tipo, kas yra, čia, žinai, aš jam vėl visą istoriją papasakoju, tipo, kas yra. Tipo, sakau, prapysam raktus, reikia įti mašiną. Tas senis sako, gerai. Prieini prie mūsų mašinos, pasižiūri mašiną, žinok, ten sena mašina, 87 metų, ar 87 ar 93. Kamaro, kažkur nuo 87 iki 95 metų, neprisimenu dabar kelių, bet toks, Jams Lowriders. Ten to mano draugėlio bratkės mašina ir man išnuomavo tą mašiną trumpam, kol aš buvau Amerikoje, nes jo bratkis nebuvo tada. Ir jis pamatė tą mašiną, o, čia tipo sena mašina, tipo zabys. Sako, gerai, sako, to įpysiu, tipo, aš tą mašiną jums atidarysiu. Jis prie tos mašinos pradėjo kaukti signalkę, nahu. Jis dabar ten tą mašiną bando atidarinėti ir dabar jau renka žmonės, nahu. Jis duokit, kauk signalkę per visą parką, blėt, aplinkui pilną juočkių, visų dėmesį traukė. Jau, blėt, grupuojas juočkių, nahu, aplink mašiną. Mes dabar jau ten 5, 6, 7, 8 ir tas, blėt, degradas su slimdžimu, jis negali daryti mūsų mašinas. Jis niekaip negali, jis ten, sako, aš negaliu tai daryti, sako. Nesako, jis tipo, sako, aš nepratęs prie senų mašinų, žinai, sako, aš nemoku senų mašinų tokių atidaryti. Sako, kažkaip kitaip čionais ir. Ir tipo sako, pirmą kartą, kad negalės daryti, žinai, visą prodą, gal tiek nemokė, nes ant mašiną. Tai kam esmė, jis jam nepaėtė daryti. Tada atvarė dar ten kažkokių jėdukų grupelę, tie, kurie kažą žaidė, tie pas mus atvarė. Aš jums prisiekiu, nahu. 2 gal žmonių apstoja mašiną, kaukė signalikė per visą parką, jau tamsu, mano draugelis nuo gubybių, blėt, aš visas sigandis. Ir nieks negali mašiną atidaryti. Ir jie iš eilės pradėjo bandyti mūsų mašiną atidarinėti. Tam seniui nepaėjo pirmam, atvarė Kyts, tam nepaėjo. Atvarė dar Kyts, tam nepaėjo. Galiausiai gal nežinau, koks 5 atvarė toksai mažiuk su kapišonu, jis atidarė mūsų mašiną, blėt. Aš jums neapis protą. Kai jis atidarė mūsų mašiną, aš nežinau, blėt, čia buvo kaip koksai, nežinau, mission complete, čia buvo kaip per gatą misiją perėti. Vis ten, blėt, pradėjo žvengti, ten kažką, žinai, paprikolino iš mūsų, papizdavojo mus biški, ten pitakai sumušėm, karočią, to vieno joduko, kuris slimdžymą pramašė numerį pasiėmiau. Ir kas jokingiausia, kad jis sako, tipo, apsikeičiam numeriai, žinai. Sako, gerai. Ir jis tipo sako, kai grįšit namo, jeigu grįšit namo saugiai, sako, žinai, tipo, paskambinkit man. Ir jis įstraukė vieną ragelį, oi, sako, ne tas ragelis. Tokį, žinai, tą burner įstraukė, sako, ne tas ragelis. Pista įsdėjai įstraukė kitą ragelį, normalų, tipo, to davė numerį. Ir kam esmė, kad jie įslaužė mašiną, aš jam daviau $2, tada, bet dabar žiūrėk, kam yra esmė. Aš daviau $2, tai jam, nes jis gavo slimdžymą, bet atidarė mašiną, tai nei tasai, kuris gavo, nei tas, kieno buvo slimdžymas. Atidarė mašiną dar visai kitas. Tai ką, reikėjo dar 2 žmonėm po $20 duoti? Ne 2, tam dar reikėjo, kuris atidarė dar duoti. Tai tam dar daviau $20. Kiam $1. Aš iki šiol laukiu, kaip jūs užkūrėt tą mašiną, be raktų. Tai užkūrėm, nes nebuvo starteris kažkoksai. Aš pats nesupratau, mes užsikūrėm tą mašiną be raktelį. Ten apačioj buvo toks starteriuks, nahu, mes be raktų įsikūrėm tą mašiną išvažiavam.
Blet, Emilė, tai tavo klikucha bus šitas Tomas Krūzas, gal Bet aš nepasprotą, rimtai. Mission Kamaru. Ir mes jam pasukom dar, kai grįžom. Ir jis atsiliepė. Tam, kuris atidarė? Ne, tas pats pirms, kuris gavo skamdžymą. Tas pats pirms, kuris babį paprašė. Mes dar jam pasukam. Jis kažką irgi pažvengė, sako, good luck, sako, jeigu kažko reikės, tai paskambinkit. Sakom, gerai. Bet aš nepasprotą, Čia, man atrodo, šitą istoriją ir, man atrodo, pati, kurio įdomiausia, kokie įvyks mano gyvenime. Aš nežinau, kaip tokią netopint galėčiau. Noriu padėkoti visiems patreonam, o ypatingai Mantui Masiuliui, Ugniulčiukui, Filip V, Tadui Vileikiui, Vygandui Miklaševičiui ir Dovydui Armaliui. Jeigu norit papildomą kontentą, užsukti Patreoną. Aš, kai tik atsikraušiu Vilnių, tai prieš kiek čia laiką buvo, gal prieš kokius metus, aš neatsimenu, kad atsikraušiu. Na gerai, tarkim, prieš metus su pusę. Aš pradžiai gyvenu vienoje vietoje. Ten kainavo dahuja nuoma, tada aš iš tos vietos įsikraušiu į kitą vietą, gyvensiu tokį draugelį savo. Ir aš dabar jums pasakysiu, tą vietą, kur aš atsikraušiu gyventi, tą antrą vietą, aš dabar, aišku, ten nebegyvenu, aš dabar dar kitur gyvenu, bet ten tavo praeitą mano gyvenamą vietą, ten buvo tokia nelabai rami vieta, ten pastoviai narkomanai viskies mokydavas aplink čigonai, žodžiu. Ir aš dabar jums pasakysiu taip. Ten aš gyvenau pirmam aukštį ir aš tenais pragyvenau gal kokius 2 mėnesius, man atrodo, ir viskas buvo gerai, nei kaimynų girdėdavas, nei nieko. Ir vieną dieną, karočią, aš nuvariu mėgoti anksti, nes man reikia kitą dieną anksti varyti darbą dirbti. Ir man atrodo, aš gal pamėgau kokius 2 valandas, gal kokius 2, gal 3 kokius valandas, gal pirmą nakties girdžiu kažkas kriokį, po langais grinai kažkas kriokį. Ne, pirmas dalykas, ką aš girdu, tai rusiška muzika buvo. Pirmas dalykas, duok. Tai neanksti mėgoti, tau kitą dieną rytoj anksti 6 rytą į darbą kelsi ir tu girdi, ir tu prabundi, blėt, vidury nakties iš savo miegų, kai tau jau to reikės kelti už 4 valandų, kai tau 6 rytą reikia kelti, tu prabundi, blėt, 2 nakties ir tu žinot, ką girdi, žinot, kas tave pažadina. Держи меня за руку, опускай меня. Опа, давай, блядь, пи, сука, пи нахуй. Опа, давай, блядь, еще раз нахуй. Va tokie garsai, karoči. Kažkas, blėt, rusiškai reikia po mano langais ir ant visą garsą groja Держи меня за руку. Aš tu nepisproda. Pirms aukštas. Ir dar mano langai, žinai, kokie būdavo langai? Žinai, kas yra čigonų nams? Ne. Nu, kažkas tipo kaip barakas. Žinai, kas yra čigonų nams? Iš lentų. Kur langai nesveikai maži, kur langai tokia dydžia. Vis dar mano langas normalus. Tai kažkoks tai kaip iglo, tas iglo. Nežinau, aš gyvenu tokiam, bet čigonų langai. Pas mane tokia dydžia buvo langai ir jie buvo žemai. Supranti, žemai. Tai jeigu soliukas atremts į mano langą yra, ne? Ir jeigu ten sėdi žmogus, aš matau, blėt, jo pakaušį, savo langį. Aš matau, kad ten sėdi žmogus, ten ant tiek žemai buvo langai. Aš atsikeliu pasižiūrėti, kas ten kriokį. Žiūri kažkas, blėt, kažkie šešėliai, kažkokios figūros po mano langais, blėt, geri, matau. Aš gana matau per savo langą, taip, naktis apšviesta lempata prie laiptinių, kur būna, apšviesta bonkė, kažkas geri, groja rusiškus mazons, kažkas kriokį, rusiškai žviegi, klyki, kažkokia merga kiaulė stora rėkia, tenais po langais smaukas rėkia, klyki, žviegi. Dar ten kažkokie bernai rėkoja, aš nežinau, nu kažkokie malalėtkas, žodžiu. Sako, pizdu, gal nustos rėkti. Pabandu vėl užmygti. Guliu, dar valandą prasivarčiau, niuhe, nieks nenustoja rėkti. Aš perklausiu, aš valandą pragulėjau tenai savo lovę, aš praklausiu gal 10 rusiškų dainų. Ir tada užpysa, sako, reikia eiti keltis, reikia eiti šnekėti, viskas. Išėjau, man atrodo, aš nežinau, man atrodo, gal aš išėjau, man atrodo, uždėjau maikę, nes dėjau kelnių, tai išėjau su triuskais ir su maikė ant viršus. Nes taip grėsmingiau, man atrodo, negu su kelnėm ir be maikės. Aš kažkaip visada, jeigu aš einu lauką aiškinti kažko, tai aš visada ne maikę nusiemu, aš visada kelnės nusimaunu ir maikė užsidedu. Aš visada, jeigu man atrodo taip grėsmingiau ir visada, kai būn muštynės, žinot, kaip prie klubų būn muštynės, kai ten dėl panos daužas, kai būn, ką tu man pasaky, blėt, ir jau maunas maikė. Aš visada būn, ką tu man pasaky, blėt, visada kelnės maunas, nusimaunu kelnės ir būn su triuskiais. Nu čia, žinai, čia tas kozeris. Ir jeigu matau, kad mani puola ir kad man bus pizda, tiesiog nusimaunu triusius ir statau šikną. Čia, ble, čia nieks nepasiruošęs tokiam. Nieks nepasiruošęs. Vis iš karto. Iš karto simėta. Aš sakau, jeigu kiets atpisk. Jo. Bet čia tik Lietuvoje veikia. Nedarykit užsienį šitą. Tiesiog nedarykit. Čia veikia tik tais mažesnės šalys, bet geriau Anglijoje ar Amerikoje taip nedarykit. Nes ir didelis šansas, kad
Pizda, jis jaučia čia paskui tą istoriją, bet aš visų protai, ką. Aš niekada niekam šiknos nerodžiau. Tai žodžiu, kam esmė, aš prabandu pasikelinu lovas ir sakau viskas. Aš susidedu maikę, be kelnių, su maikė tik tai su triuskais, išeinu lauką. Lauką ir biški vėsų. Tai iškart pasakau, kad aš į lauką, aš jiem pyst protą, išėjau jau susitraukusi bybį. Aš išėjau pyst protą, aš išėjau tvarkyti reikalų, kaip sakant, jau susitraukusi bybį. Mano bibys, nes jau buvo šalt, buvo gal ruduo, man atrodo, jo. Buvo ruduo, aš su triuskais, su maikė, mano bibys gal tokio dydžio. Ir aš einu dabar jiem pyst protą. Su tokio dydžio bybė aš dabar išeinu lauką jiem pyst protą, kad jie po langais mano netriukšmautų. Tai čia žiauri sunku vien dėl to, taip ir žiauri sunku padaryti, nes jų pasitikėjimo tokio nebūna. Aš išėjau, jiem pradėjau kažką pyst protą, sakau, blėt, ką iš daro, žinai, sakau, man rytoj reikia man rytoj kelsi darbą varyti. Vienas kažkoks bičiuks ant manęs iškart pradeda rusiškai rėkti. Čo tai, blėt, goniš, nachai, čo tai goniš, blėt, kažką. Bet aš jums pasakysiu, Snūkis jau nesupras, jis buvo liktai su barzdyte, bet veidas atrodė jaunas, bet balsas kiek metų senė, tai hui supras, kiek metų buvo. Jiem buvo kažkur nuo 16 iki kiek metų, visiems, blėt. Buvo 3, buvo kažkokie bahuriukai ir buvo vienas stora kiaulė kažkokie pan. Aš einu lauką, ant manęs jie pradeda kriokti, vienas žiūri, jau ateina link manęs pulti. Dabar aš jums pasakysiu, aš muštis nemoku, bet aš tada iššoku į stoikę, įpisu jam vieną, karočią, nežinau ar pataikiu ar ne, įpisu jam vieną, karočią, jis kažkaip atšoka, pradėjo kriokti ant manęs. Tas jo kitas draugelis irgi pradėjo kriokti ant manęs. Jie būdai in link manęs. Tas stora kiaulė in link manęs, tai jų kažkiek ten panu, blėt, in ant manęs kriokė. Dabar pasakys taip, karočią. Tiem tų abiejų gal aš neišdrėsiu pult, bet tą storą kiaulę aš nustūmiau nahu šoną, nes aš jau žinau, kad man nieko nepadarys, nes, blėt, storą ir gal tokia ūgio. Aš ją nustūmiau šoną, tie du ant manęs puola. Aš ant jų kriokė, karočią, jie ant manęs kriokė, vis čia pizda, chaosas kyl belė koks, dar plaka ant viršus rusiškas muzons, blė, tai duok, mes ten su jais kapojamės, blė, draskomės ir dar ant viršus groja, держи меня за руку, я спускай тана меня, ir ten ant manęs reikia, čo tu, blė, goniš, nahui, aš ten ant jų reikia irgi tenais, blė, čo tu, jie nepanimoji, blė, kažką rusiškai, nes aš nesuprantu rusiškai, bet aš bandžiau to momentu irgi rusiškai šnekėti ir man atrodo man išėjo, primesk, aš nemoku rusiškai šnekėti, bet to momentu aš buvau supyks ir man atrodo man tad gavas rusiškai šnekėti taisyklingai su jais. Žinau kaip. Ir vienas iš jų pasėmė akmenį, nahu. Vienas iš jų pasėmė, ir žiūrėkit, aš jums pasakyti, taip, jeigu kažkas pasėmė akmenį, reikia įti vidų. Aš taip dariau. Vienas pasėmė akmenį, tas vienas eina su manim, link manis su akmeniu. Aš bėgu į savo katą, su maikė, su triuskiai, su tokia dūmą susitrauksiu bybį, nahu, aš bėgu, mano bybys tokia dūmą susitraukis. Aš bėgu į savo katą, šalt belė, kaip, karoči, man vien suplyta, nahu. Bėgu į katą, tokia priengio duris, užtrenkiu laikų duris, tas baladoja duris. Jis biški nustoja baladotis, bet toliau reikia, aš greit įbėgu į savo būtą, užsidariu, variu iškart savo kambarioką žadint, karoči, tą draugelis, kurio gyvenu. Jau dabar gal jau 3 nakties, nahui. Aš, blėt, susitrauksiu bybį su maikė, nahu, su triuskais, jį žadint purtų, sakau, kelks, pizda, padėk. Tas vis iš mėgų prabūda, karoči, žiūri, man įsprauksiam, akim čia apsisėlėjęs, čia putas pridžiūvusias, ką tik atskėlė žmogus, blėt, burnas džiūvus, nahui, vis nesiprausis, blėt, ką tik žmogus atskėlė žmogų ir toj darbą reikia aš žadint 3 nakties. Kelks, aš su maikė, aš be kelin, karoči. Bibisiu bišį padidėję, nes jau vidui šilt. Sakau, padėk, man čia gauda, sakau, su akmenim gauda, sakau, padėk, eik čia, nieko nesupratė, sakau, kas yra, sakau, nieko nesvarba, eik čia. Jis irgi, karoči, nesdėjo kelnių, uždėjo maikę, mes abudu su juo varom į lauką aiškinti, žiūrėt, kas buvo, jis man varo padėti, mes abudu su maikėm, abudu be kelnių, abudu su triuskais, abudu išeinam į lauką, dabar jau ir jo bibys mažas, dabar jau mes abudu susitrauksis bibys, išeinam į lauką, stovi tie du, tas jų vienas draugelis jau kažkur toliau atsitraukis, stovi tas storą kiaulę pan ir stovi tasai bahuriuk su akmeniu, karoči. Jis kažką ant mūsų reikia, blė, čo tu, blė, tu minė, nahu, čo tu, blė, tu minė. Aš jam irgi sakau, čo tu į minė, sakau, čo tu į minė, blė, nahu. Jis kažką man sako, tai į minė, blė, goniš, sakau, tai į minė, goniš. Aš nežinau, ką reiškia. Aš taip suprantu, paprasčiausiai, kai jis sakė, tu kartoji tą patį. Aš kartau, ką jis man pasako dalyką, aš jam tą patį atkartoju, bet aš klausiu jo. Esmė tam, kad aš snūkį negau. O gal ir gau. Ne, man atrodo, pradžioj, kai buvau išbėgs, man atrodo, gal ir pysa man vieną snūkį, bet aš nežinau tiksliai. Nes man nebuvo jokių žymių ant veido prabrozdinimo. Bet kam esmė, karoči, aš jam pisu vieną, jis man ten įpiso, jis pasėmė akmenį, gaudė mane, apakėpčiau drugelį, mes išlindom, tas vienas drugelis atsitraukė, išėjo kažkur, lygo tas storą kiaulė ir lygo tasai, karoči. Ant galo mes su jais sušnekėjom, kažkaip aš nežinau kaip, net neprisimenu, man atrodo gal sakiau, kad ten typoje aš tu duosiu 200 eurų, prašau, nemuškit mūsų, mes tikrai norim gyventi. Lygo tas storą kiaulė.
Ir man atrodo, jinai neišeina. Aš sakau, pyskiši, žinai, sako, aš čia gyvenu, tipo, sako, čia mano chata. Sakau, gerai. Neini iš čia, sako, aš tu kviečiu mentus. Aš iškviečiu mentus. Aš. Emilis Jokubas Narkūnas iš Panevėžio. Žmogus iš Panevėžio, Panevėžį nieks mentų nekviečia. Aš tai pasakysiu. Turbūt buvai tave prispaudė paprasčiausiai. Ne, aš jau viskas, aš jau, žinai, Vilnių atsikraušiu, sakau, pradėjus kviesti mentus. Nes tik Vilnių atsikraušiu vis, tu gali pradėti kviesti mentus. Bet kol Panevėžį būni, negali kviesti mentų. Taip ir. Stora kiaulė stovi palangai su bonkė šnaps ir nenori eiti, aš negaliu eiti mėgoti, blė, toliau plaplaka dirž. Aš nežinau, ta diržymė, ta dain diržymė nezarūko, blė, intensūkės gal 3 valandas, blė, nesustojus. Aš nežinau, ar jie ten ant repeatoje buvo pasleidę. Ne, jis paprasčiausiai panašus, arba jis visas panašus, arba jis visas vienodas, nežinau. Bet kam esmė, aš iškviečiu mentus, paklausė manęs, kas buvo, aš jam taip pasakiau, sakau, stora kiaulė palangais rėki, neduoda man mėgoti, na, sakau, daryk kažką su jais, sakau, arba šianupis nuo vaizdą. Mentai man sako, apsimokėlins. Tai žodžiu, kam esmė, neseniai kalbėjau su tėvu Paragelį ir kažkas ten man pasakė. Taip, grin, tipo, kažką šiaip, tipo, aš nekėjau tenais, tipo, nu, čia kaip, žinai, kaip čia sekas, blemba, sako, žinai, oras dabar, vat, jau pavasarį, žinai, saulė išlindo. Šnekam iš pystys iš oro, sako, žiūrėk, sako, Emiliu, aš tau pasakoju, sako, Emilė, aš tau pasakoju, kaip parke mano mižalų seins atsigėrė. Greičiausiai mano tėvas žiūri šitą podcastą ir jau čia net nenori, kad pasakočiau tą istoriją. Bet čia nieko baisus. Pradėjai varyti galvoti. Bet jeigu pradėjau, tai jau reikia dabaigti, ne? Bet čia nieko baisus. Kas čia baisaus? Nieko baisaus. Ir jeigu ką, aš pisu protą, čia taip net nebuvo. Based story on the true events, tai davai. Nu gerai. Tarkim, čia buvo kažkam kitam, ne mano tėvui, bet aš dabar pasakoju ir jums pisu protą, kad čia buvo mano tėvui. Tai jeigu tėvas žiūri šitą podcastą, tai čia aš ne tavo istoriją pasakoju, čia kažko kito pasakoju istoriją, kuri labai panaši tavo istoriją. Ne vis tiek gaunas, kad jam žalu atsigėrė. Tai tėvas man pasako, kad jisai tipo ten darė pas kažką vidaus apdalą ir ką tenais, aš nežinau. Kažkam kažką padėjo renginėti ir tipo myšt žiauri norėjo. Ir jisai man sakė, kad jisai prie žmonių negali myšti. Blėt, aš žiauri garsiai jaučiu šneku, reikia biškiausiai ne vieną nusimti. Ir jisai sakė, kad jisai prie žmonių, tipo, kai daug žmonių yra aplinkui, jis negali myšti. O jis ten sakė, tam name, kuris ten renginėt, kažką tenais darė, tvarkė, ten sakė, buvo belekiek žmonių tam name, ten sakė, ten boba kažkokia, sakė, senis, ten vaikų. Ir jis tipo sakė, negalėjo myšti, sakė, nuvarė myšti, girdi vaikai, ten išvengia kažką, kikiam, ten senis kažkoks išnek, sako, viskas, negali myšti. Tai jis tada sakė, karoči, nuvarė kažkur, ar pabaigė, ar ten nuvarė už namą kažkur. Ne, man atrodo, jisai pabaigė viską daryti, tada išvarė, belė kaip norėjo myšti ir jis turėjo alaus, karoči, nepabaigsi. Jis įpyso puslę alaus, damašė puslę alaus, už kažkur užlinda, sakė, primyžo į tą puslę alaus, ten ne visą, aišku, primyžo, man atrodo, gal iki pusės ar iki kažkiek, nes aš spėjau visos neįmanom primyšti. Primyžo, tarkim, iki pusės tą mižalų puslę, įsidėjo į kuprinę ir išvarė į parką. Dabar aš nežinau, ar čia ir tiesa, žodžiu, mano tėvas Panevėžy gyvena. Ir aš Panevėžy kurį laiką nesu buvęs, bet man tėvas sako, kad jisai pastoviai Panevėžy eina tokį parką. Ir aš nežinau, ar išipys protą ar ne, bet aš žinau tą parką ir aš nesu girdėjęs, kad ten tokie žmonės būtų tam parke. Bet man tėvas sako, kad tenais yra kažkokia parko mačiutė ir parko senelis. Ne, sakė, kad šiaip visada, sakė, pradžių būdavo kažkokia parko mačiutė, tipo ateini tą parką ir visada tipo prie jo prispysdavo kažkokia babutė, visada ta pati babutė. Aš nesu girdėjęs ir man jis sakė, kad ten pastoviai būna tam parke. Aš Panevėžy žinau visus parkus ir aš nesu matęs kažkokios babutės, kuri ten būtų pastoviai. Ta pati viena babutė ir kurią visi vadintų parką babutė. Tai aš nežinau, ar išpys protą ar ne, bet man tėvas nelabai mėgėjais triuochins, tai greičiausiai čia tiesa yra. Tai ir sakė, paskutiniu momentu, kai jis buvo pradėjęs eiti tą parką, atsirado kažkoks parkas senelis. Aš nežinau, jis taip vadina. Aš nežinau, ar kiti čia taip vadina, aš nežinau, ar čia iš vis toks yra žmogus, bet man tėvas sakė, tada atsirado kažkoks parkas senelis. Kažkoks senis, kuris pastoviai būna tam parke ir pastoviai tiesiog pridiniai prie žmonių ir jisai šneka. Ir man tėvas sakė, tas jau senis jį žinojo, nes man tėvas pastoviai eina tą parką ir tas senis pastoviai prie jo eina ir jis su juo kalba. Tai sakė, man tėvas nuvarė į tą parką su tą pilnu mižalų puslę kuprinį, jis duok kuprinį pilnu mižalų puslę. Man tėvas dabar vaikšto parke, kur aplinkui pilnu mažų vaikų, pilnu žmonių ir pasi kuprinį ir mižalų pilnu puslę. Man tėvas vaikšto mieste su mižalų pilnu puslę kuprinį. Ir jis dabar ir parke. Panevėžį džokeris? Žinau. Čia bomba. Bet žodžiu, kam yra esmė, kad man tėvas dabar su pilnu mižalų, pilnu puslė mižalų, nahus, smirdančių mižalų, blėt, užlaikytų smirdančių mižalų pilnu puslė kuprinį. Man tėvas ateina tą parką, man tėvas atsėda ant soliuko.
Man tėvas sėdė ant soliuko ir jis, taip aš tai būna prie soliuko to šiukšlidėžės. Man tėvas matė šiukšlidėžę, sako, reikia išmėsti, aš myžalas, na. Man tėvas pasėmė tą puslę su myžalais ir kažkas būdėdina. Man tėvas pasėmė tą puslę su myžalais ir įmetė tą šiukšlidėžę. Man tėvas sėdė ant soliuko ir šalia jo dabar yra išmesta tą myžalų puslę. Ir man tėvas sakė, sėdė, nežinau, ką jis ten darė, valgė ir ilsėjęs. Aš nežinau, dėl ko iš vis man tėvas. Pirmas dalykas, ko aš nesuprantu, dėl ko man tėvas kiekvieną dieną į parką varo, tas man irgi ir keistas dalykas. Aš nežinau, aš jo neklausiu, aš nenoriu žinoti, bet aš žinau, kad jis eina kiekvieną dieną į parką, aš nežinau, ką jis ten daro. Bet visada vaikšto su myžalų puslėm kuprinį. Ir jis išmetė tą myžalų puslę šalia savęs šiukšlių dėžę ir sakė, sėdi ir eintas tas parkas senelis pro šoną. Ir sakė, ein pro šalį tas parkas senelis. Tas mano parkas senelis pamatė mano tėvą, prie mano tėvą, užkalbino mano tėvą, pradėjo kalbėti su mano tėvu ir jis ten kažką ten kalbėjo, čia sako, mano tėvas sakė, tas senelis pastovi skundžiasi, kad ten senam žmogui nėra vietos, kad ten prirūsa buvo geriau, taip toliau, klasika žodžiu, klasika. Mano tėvas šneka su to seniu, šneka ir pyst sakė, tas senis vienu momentu pamatė, kad toj šiukšlių dėžiai ir mano tėvo myžalų pilnų puslė, šiltų, blėt, pabrinkusių, susmirdasių myžalų puslė užrasojus. Ir tas senis pamatė tą puslę, sakė, susėmė už galvos, sako, blėt, aš ne vis protą šiandien. Man tėvas sakė, kad tas senis pamatė tą puslę myžalų ir pys už galvos susėmė, sako, eik tu nahui, sako, blėt, žmonių, sako, žmonių prots, sako, gerą alų išmėsti. Pasėmė tą myžalų puslę iš šiukšlių dėžės, sakė, nei uostė, nei nieko, nei žiūrėjo, kas ten ir tiesiog matė, kad ten taurus užkliuota tikėti ir viskas. Atsuko tą puslę ir įpysa per kartą, nahu, visą puslę. Senis. Parko senelis įpysa mano tėvo myžalų puslę per kartą parkį. Ne, turbūt gal vasara buvo karščiai, supranti, nesureagavo paprasčiausiai. Bet sakė, ir ką esmė, jis sakė, jis įpysa tą myžalų puslę ir tiesiog toliau šnekės mano tėvo. Aš dabar turiu dvi teorijas. Pirma teorija, kad tas senis tiesiog jo skonio receptoriai yra tiek nudylę, jis nebejaučia nei kvapą, nei skonio, jis būtų galėjęs šūdus išgerti, man tėvas būtų galėjęs prišikti tą puslę, jis būtų galėjęs išgerti. Arba kita teorija, tas senis, kadangi tas senis labai greit sakė tėvas, kad nei uostė, nei nieko, jis tiesiog atsuko puslę ir iš karto įsivertė gerti, aš galvoju, kad tas senis galėjo užsiversti tą myžalų susmirdusi puslę, pradėti gerti. Ir kai jau palėtė myžalai jo lūpas, kad jis suprato, kad ten yra myžalai. Man atrodo, jis gali būti, kad žinojo. Bet jis duok, ką tu turi daryti, kai tu atsisuki puslę, ne, tu dar nežinai, kad čia myžalai. Tu nepavostai nieko, tu užsiverti tą puslę, myžalai priliečia tavo lūpas ir tu tada supranti, kad čia yra myžalai. Bet jau viskas, tu jau užsiverti, tu jau geri myžals. Ir tuo momentu tu nenustosi gerti, neišpirksi, nesakysi, kad tipo, eik tu na, aš myžals, aš geri. Va, aš žinau tą teoriją. Tas senis įpyso tų myžalų, jisai suprato, kad ten yra myžalai, tada jis pagalvoja, čia greičiausiai ne mano tėvo myžalai. Jis galvoja, gal kad čia mano tėvas sėdėjo ant to soliuko ir šalimais kažkas kits buvo išmėtis puslę su myžalais. Jis galvoja, kad mano tėvas nežino, kad ten yra myžalai. Todėl jis sugalvojo komitinti iki galo. Nes jeigu jis galvoja, kad mano tėvas nežino, kad ten yra myžalai, tai jeigu jis mano tėvui nepasakys, kad ten myžalai, mano tėvas ir nežinos, kad jis myžalus geri. Bet kam esmė, kad ten mano tėvo myžalai buvo, blėt. Visos istorijos, kur aš čia paskui, yra išgalvotas, jeigu nieko nevyko, ką aš paskui. Dar turiu istoriją, kai buvau Panevėžy invalidų liftai įstrigęs. Ble, aš nežinau, gal per daug jau tų istorijų čia pripasakojau. Galim pasilikti geresnis istorijas sekančiam kartui ir vis tiek Emilis, kiek žinau, planuoja tą dalyką kelti į YouTube, pakarpyti ir žmonės jau ten atsakys. Ne, ble, jaučiu užteks. Paliksim tą lifto istoriją sekančiam kartui. Jo, jaučiu sekant kartą papasakosiu. Aš paturbinsiu savo kalbos įgūdžius ir aplamai kalbėjimo įgūdžius. Paturbinsim piešinį ant sienos. Gerai, davai. Davai.